geras, kaip nusileidai, Rūta? Gerai, porą palidovų nuskiniu, bet tai nieko tokio gal. Niekas čia nepamatys. Klausyk, viskas pagal planą, viskas pagal laiką, tu tikra šaunuolė, pasikalbam. Pasikalbam. Skrendam iš čia, o čia koliako. Taigi kalbinam būsimą astronomę Rūtą. Na, tai papasakok apie save. Na, tai visų pirma, man labai patinka astronomija, kaip jau žinot. Ir aš nuo 4 klasės domiuosi ją. Ir esu tikrai nemažai pasiekus visokiose renginiuose, konkursuose, prizinės vietas skinu. Ir man labai įdomu ir toliau domiuosi. Ir lankau mokykloje būrelį astronomijos. Taigi kalbinam Rūtos bendraminčius astronomus. Kaip jai sekasi jūsų būrelyje? Labai gerai, praktiškai visiems vadovauja, mėgstu labai vadovauti ir labai iniciatyvi. Šiaip aš dar dalyvauju mokinių tarybos veikloj ir aš priklausau dekoracijų grupiai ir iš to galima spręsti, kad man labai patinka menai ir piešti, dėl to mano vienas mėgstamiausių užsiėmimų yra piešimas. Ką pieši? Piešiu daugiausia gyvūnus, žmonės, gamtą, šiaip kokias makaronus. Taigi kalbinam Rūtos bendraklasius, draugus, draugės ir kitus. Taigi, kokia yra Rūta? Turi labai svarę savo nuomonę, kurią dažnai gina ir kartais tenka net ir pasiginčyti, bet šiaip yra labai kūrybingas ir darbštus žmogus ir... Na, Rūta yra labai šauni, nes jis mokosi ne dėl pažymio, o dėl savęs. Rūta yra mergina tokia iš liemens ir iš stomens, tokia labai pasitikinti savimi. Labai tokia patrakus, pašėlus, visur eina, lekia, skuba, vadovauja. Tiesiog, kur yra Rūta, ten yra gerai. Neblogai, nu ir ką vyrai pasakys, Remigutė? Nu, graži, gerai mokosi, drąsi gal mergina. Kokie dalykai sekasi mokykloje, kas patinka? Patinka labai biologija, geografija, anglų kalba, matematika patinka, bet matematika nelabai sekasi. Galvoju, kaip tau seksis? Nežinau, čia kai žvaigždės duos. Kaip duoda? Gerai dažniausiai. Labai tikiu Rūta ir galvoju, kad jinai pasieks aukščiausią rezultatą. Rūta, neįkalink savo proto drūto. Jūkų. Kągi, Rūta, viskas buvo labai malonu. Iki kitų susitikimų ir dabar komentas greičiau, aš lėkiu į... Licėjų. Licėjų, taip, gal gali man padėti truputį? Rugilė! Ei, Rugilė! O, štai Rugilė, labas, berniuk. Ačiū. Labas, Rugilė. Labas, Žygi. Kad tu žinotum, kokia mano kelionė buvo pas tave, kaip sekasi. Puikiai. Papasakosi apie save? Žinau. Pradėk. Tai Rugilė, papasakok apie save visiems, kurie dar tavęs nepažįsta. Na, aš turbūt Rugilė to ir nieko nenustebinsiu. Šiaip didžiausia malonumą gyvenime suteikia man muzika, bet kur, bet kada ir bet kaip. Negaliu gyventi be knygų, nes knygos yra kažkas tokio, nors, pavyzdžiui, enciklopedijų skaityti niekad nemėgau ir neketinu pamėgti tą daryti. Nežinau, filmai, menas bendrai ir visaip kaip yra kažkas gyvenimo variklis. Taigi kalbinam Rugilės bendraklasius. Na, kokia yra Rugilė? Na, Rugilė gyvenimo mylėtoja, muzikos fanatikė, tikrai licėjistė. Šiaip pastaruoju metu atradau meilę sportui, tai, na, galbūt ne visai pastaruoju metu, bet pasinešiau ant futbolą. Stalo? Ne tik stalo. Klausyk, groji kažkokiu instrumentu? Groju viskuo, kas tik šiai žemėje sudė. Rimtai, moki ir netgi bosinę gitarą? Žinom. Ir net akustinę? Ir akustinę, ir sintezatorium, ir būgnais, ir taškau, ir turi grupę, ir tiesiog... Rugilė yra žmogus, kuris galėtų 1000-mečio vaikus laimėti 3 kartus iš eilės. Aha, vat labai įdomu, jinai laimėjo praeitais metais 1000-mečio vaikus, tai kas čia dabar, kaip galvojat, ambicijos, jinai nori surinkti visus titulus iki 12 klasės, ar kaip čia dabar bus? Galvoju, tai yra geras principas. Aš manau, kad tai, kad pernai metais laimėjau 1000-mečio vaikus, dar nieko nereiškia ir, na, pernai buvau aš, 9-okė Rugilė, dabar esu 10-okė ir visada reikia lipti toliau, sekti aukštyn ir tai, kad čia dalyvauju, tai yra man pačiai savotiškas iššūkis, nes viena yra pirmą kartą laimėti čempionatą, kad ir futbolo, visai kas kita yra apginti tą titulą. Ir tiesiog norisi save vėl išbandyti, bet to ir žygio pasiilgu. Nes, ačiū, aš tau gėlių atnešiau, prašau.
Va. Kaip galvojat, kaip seksis šiais metais? Kaip ir praeitais metais, nugalės. Nu, kiek pažįstu, tai labai universalus žmogus, iš tikrųjų moka viską, gali viską ir nustepčiau, jeigu šiemet nelaimėtų. Ko palinkėsit jie? Svarbiausia nesijaudinti ir ateiti ir tiesiog pasimti tai, kas jai priklauso. Buvo malonu, Rugilė. Ačiū tau. Ačiū tau, Žygi. Iki.